Dėl ko susidomėjote šią parodą? Tai turbūt kaip ir visiems aktualu yra sveikata, aš asmeniškai dėl to, nes pavasaris trūksta energijos, noris surasti kažkokių tai būdų, kaip galima savo padėti tiesiog. Ką tikitės išvysti parodoje? Tikiuosi išvysti tokių gal nestandartinių, sakyčiau, kažkokių netradicinės medicinos gydymo metodų, naujų prekių kažko, gal pabandyti kažką, kad ant manęs išbandytų, pritaikytų. Kokios jūsų nuotaikos? Puikios. Pradėjom rytą gerai, tai džiaugiamės, kad atvykom į šitą Klaipėdos parodą. Tikimės savo produktą kažkiek papopuliarinti, nes esame visiškai nauji. Tai viskas gerai. Ar pirmą kartą dalyvaujate parodoje? Tiesą sakant, antrą kartą. Pirmą kartą dalyvavau Kaune, taip pat sveikatos paroda. Kaip vertinate šią parodą? Tikrai teigiamai. Tikrai nuostabi vieta, kurioje žmonės gali sužinoti naujų įvairių dalykų, kurie galėtų padėti jų gyvenimui. Dėl ko susidomėjote sveikatos parodą? Labai mėgstu visokius ekologiškus ir sveikus dalykus, tai visą laiką aplankau šitą parodą. Ar pirmą kartą apsilankėte šitoj parodoj? Visą laiką, šiaip iš tikrųjų visą laiką, kiekvienais metais, kai vyksta, visą laiką dalyvauju. Kaip manote, ar paroda jūs paskatins sveikiau gyventi? Gal iš dalies ir skatina, nes kiekvieną žmogų, manau, jeigu jisai čia lankosi, tai jisai domisi to sveiką gyvenseną ir kažko tai gauna naujo ir aišku, paskatina jį. Kas jūsų nuomonė yra sveikas žmogus? Sveikas žmogus, tas, kuris gerai maitinasi sveikai, kuris turi ilgą poilsį ir aktyvų gyvenimą. Sveikas žmogus pirmiausiai turi turėti ramybę viduje. Ir kuomet jisai turi ramybę viduje, tada yra sveikas, o nuo visos ramybės prasideda ir bendra visa fizinė sveikata. Sveikas žmogus tai yra laimingas, patenkintas, nesiskundžiantis žmogus, kokių dabar čia matau šioje parodoje tikrai labai daug.